Gerai, aš esu Agnė ir aš dirbu Briuselyje. Aš dirbu su kompanija vadinama SpaceTech ir mes dirbam su Europos komisija ties jų projektais Kopernikus ir Galileo. Tai yra palydoviniai projektai. Kopernikus yra Žemės stebėjimo sistema, o Galileo yra geolokacijos sistema. Šiaip didžioji dalis palydovų šiuo metu yra naudojama moksliniais tikslais, nes jie stebi Žemę, jie naudojami žemės ūkio reikalais. Tarkim, jie stebi, kokie yra augalai, kokia yra būsena. Taip pat stebi mūsų jūras ir vandenynus, tai duoda informaciją būtent tiems tyrinėtojams. Tai yra didelė dalis informacijos naudojama apie klimato kaitos. Taip pat informacija yra naudojama, tarkim, jeigu įvyksta koks nors žemės drebėjimas arba kažkas panašaus. Šitas dvi programos, Kopernikus ir Galileo, turi full, free and open, tai vadinasi pilnai atvirų duomenų poziciją. Taigi galima prieiti prie tų duomenų. Tarkim, nuėjus į copernicus.eu, Copernicus.eu svetainę galima surasti labai daug informacijos apie tai, kaip gali prieiti žmonės, ar jūs esate, tarkim, būtumėt verslininkai, ar tai yra startuoliai, ar tu tiesiog nori padaryti kažkokį appsą su informacija iš palydovo. Yra nepriepiamas kiekis būdų, kaip galima tą informaciją panaudoti. Tarkim, yra tokia programėlė, kaip vadinasi Pokemon Biodev, tai kaip ir Pokemon Go principų padaryta, bet tu vietoj to Pokemonų turi sugauti savo vietinės aplinkos augalus arba gyvūnus ir taip tu mokaisi apie savo aplinką. Tai tarkim, tai yra smagu išbandyti, bet vaikam ar ten mokyklom tai yra nuostabus įrankis. Tai tiesiog ar tai programėlės, ar tai yra verslas susijęs su turizmu, ar sveikata, arba miestų planavimus, visame tame galima panaudoti Kopernikus informaciją. Iš tiesų labai džiugu, kad Lietuvos žemės ūkio ministerija būtent pasirinko naudoti Sentinelio 1 ir 2 duomenis žemės ūkiui. Ir tokiam vadinam precision farming, nes Sentinelis 1 ir 2 gali duoti informaciją tokią kaip chlorofilų kiekis lapuose arba vandens kiekis lapuose, arba jie gali pasakyti, kur yra skirtingi augalai ir apie jų būseną pranešti. Bendram kontekste tai yra labai svarbus žingsnis Lietuvai, man atrodo, nes panaudojimas būtent palydovinių technologijų, kosmoso technologijų bendram kontekste yra labai svarbus išsaugoti ateities kartom ir mūsų žemę ir sugebėti, kaip pasakėt, mūsų kaip žmonių auga nuolatos ir visi šneka apie tas problemas, kad tai yra ir užterštumas ir kad gali labai nepakakti maisto žmonėm taip toliau, bet palydovai yra ta dalis, ta kaip ir puzlės dalis, kuri gali labai padėti išspręsti tas problemas. Tai aš labai džiaugiuosi, kad Lietuvos žemės ūkio ministerija nusprendė šitai padaryti ir manau, kad ir toliau eis ir toliau naudosis ir kitais Sentinelių šitą informaciją. Universitetai jau naudoja šitos. Dabar didysis tikslas yra tai paskleisti ir startuolių, ir tiesiog žmonių besidominčių kosmosu, besidominčių palydovais tarpe. Tai vat būtent šitas interviu yra labai gerai, nes nori Europos Sąjunga tai paskleisti žmonėm, kad visi galėtų naudoti, nes tai yra mūsų programos, tai yra priklauso Europos Sąjungai, taigi niekas tai nėra privačios kompanijos, tai nėra kariuomenė, tai yra mūsų programos.